Pristatome Jums vieną naujausių įmonės AEG orkaičių. Jei jie susidomėsite, įsiminkite modelį BE73142NM. Tai elektrinė orkaitė, turinti visas reikiamas kepimo funkcijas bei vienerius teleskopinius bėgelius. Pastarieji labai palengvina maisto įstūmimą ir ištraukimą iš orkaitės. Taip pat prietaisas turi mėsos termometrą rodantį kepsnio vidaus temperatūrą. Šis priedas apsaugos nuo nesėkmių virtuvės fronte. Visada būsite tikri, jog kepsnys tikrai gerai iškepęs. Bendra orkaitės galia 3,5 kW. Visų pirma, šioje orkaitėje itin lengva nustatyti tikslų laiką. Atsukite laiką rodyklėmis žemyn ir aukštyn, tuomet spauskite simbolį OK. Susiruošę gaminti tokiu pat būdu nustatysite reikiamą temperatūrą. Jei pasirinksite greito įkaitinimo funkciją, neteks ilgai laukti, kol prietaisas įkais. Tuomet spustelkite laikrodžio simbolį ir rinkitės, po kurio laiko orkaitė turi pradėti kaisti, bei kuriuo metu turi išsijungti. Taip pat nustatykite, kada norėtumėte, jog prietaisas jums primintų apie gaminamą patiekalą. Šis laikas bus pažymėtas varpelio simboliu. Lengvai išsirinksite kaitinimo funkciją, tinkamiausią jūsų paruoštam patiekalui kepti. Karšto oro funkcija reiškia, jog orkaitės viduje tolygiai cirkuliuoja karštas oras. Naujos sistemos Thermic Air dėka gaminimas tampa efektyvesnis, galima gaminti žemesnėje temperatūroje ir greičiau. Picos funkcija geriausiai tinka picai kepti, nes orkaitėje ne tik cirkuliuoja karštas oras, tačiau pica kaitinama iš apačios. Išskirtinė funkcija – kepimas žemoje temperatūroje. Ji puikiai tinka, jei norite išsaugoti visas maisto vertingas medžiagas. Tradicinio kepimo funkcija, kai patiekalas kaitinamas iš viršaus ir iš apačios. Šaldyto maisto atitirpinimo funkcija reiškia, jog gaminys iš šaldiklio gali keliauti tiesiai į orkaitę ir iš karto kepti. Jei norite, kad mėsa gardžiau apskrustų, rinkitės grilį su ventiliatoriumi, o jei kepsnys itin didelis, prireiks didžiojo grilio funkcijos. Kepant mėsą, paukštieną, kepsnius tinka rinktis grilio funkciją. Reta orkaitė turi drėgno karšto oro funkciją. Ji itin tiks tuomet, jei nenorite pernelyg išdžiovinti savo patiekalo. Kepant su karštais garais, jis išlaiko sodrų skonį. Šilumos palaikymo funkcija geriausiai tiks laukiant svečių ar grįžtančių namiškių, kad ką tik pagamintas patiekalas neatvėstų. Gaminio atitirpinimas padės greitai, tačiau palengva atšildyti šaldytą maistą, kurio galbūt nesiruošiate kepti. Apatinis kaitinimas geriausiai tiks duonai, kepiniams gaminti. Eko kepimas – funkcija, už kurią miškas jums padėkos. Pasirinkus šį variantą orkaitė naudoja mažiau elektros energijos. Ar mėgstate šveisti orkaitės vidų? Kad dar labiau pamiltumėte savo AEG orkaitę, šis modelis išvaduos jūs nuo tokios pareigos. Nustačius pirolizės funkciją orkaitė įkaista iki 500 laipsnių temperatūros ir prie senelių prikibę riebalai tiesiog sudega. Belieka prietaisą perbraukti šlapia šluoste. Jei neįsivaizduojate, kuri funkcija geriausiai tiktų jūsų patiekalui, tiesiog spauskite stačiakampį ir pasirinkite produkto tipą. Troškinsite mėsą? Kepsite kiaulieną, veršieną, avieną ar žvėrieną, o gal viščiuką ar žuvį? Orkaitė tikrai žinos, kaip tai padaryti geriausiai. Tiesiog nustatykite mėsos svorį. Tiesa, nepamirškite į kepinį įsmeigti termometro. Jis rodys, kokia temperatūra kepimo metu yra kepsnio viduje. Lygiai taip pat galite pasirinkti, kad orkaitė jums iškeptų picą, prancūzišką kišloreną, biskvitinį citrinų pyragą, varškės pyragą, bandeles ar traškią kaimišką duoną. Orkaitė taip pat žemoje temperatūroje iškildins tešlą arba iškeps apskrudusi bulvių plokštainį. Tarp receptų įvesta ir Katino Garfieldo favoritė lazanija arba itališkiai įdaryti vamzdeliai kaneloni. O jeigu iki tokių kulinarinių aukštumų dar nepribrendote ir tiesiog parsinešėte iš parduotuvės šaldytą pyragą, picą ar bulvių patiekalą, taip pat atiduokite viską šiai orkaitai. Ji žinos, kaip iš šių produktų išgauti geriausią skonį. Kepant viduje galima išjungti jos apšvietimą. Jeigu turite savo slaptą receptą, kurio, kad ir kaip būtų neįtikėtina, ši orkaitė dar nemoka, spauskite žvaigždutės simbolį ir įveskite reikiamus nustatymus. Tokiu būdu galėsite orkaitę išmokyti gaminti kelis savo mėgstamiausius patiekalus. Ar jūsų virtuvėje dažnai krykštauja ir vaikai? Nesibaiminkite dėl jų. Orkaitės durelių išorinis paviršius Isofront Plus niekada neįkaista iki daugiau kaip 50 laipsnių.
Taigi vaikai nenusidegins, kaip ir nepaliks ant orkaitės savo pirštų antspaudų. Orkaitę rasite parduotuvėje Technoliux, adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius arba internete technoliux.lt.